Kodėl USB-C yra geriausias pasirinkimas greitam įkrovimui? Sveiki inžinerijos entuziastai! Šiandien atskleisime vieną iš didžiųjų šiuolaikinės inžinerijos paslapčių ir stebuklų. Kodėl USB-C tapo greito įkrovimo karaliumi, leidžiančių pasiekti galias, kurios anksčiau atrodė neįmanomos tokiai kompaktiškai jungčiai. Kai galvojame apie savo įrenginių įkrovimą, greitis yra itin svarbus veiksnys. Tačiau kas iš tikrųjų leidžia USB-C perduoti tiek daug energijos per tokį trumpą laiką? Atsakymas slypi sumaniame fizinio dizaino ir pažangių komunikacijos protokolų derinyje. Skirtingai nei jo pirmtakai, USB-C nuo pat pradžių buvo sukurtas taip, kad galėtų susidoroti su daug didesniais energijos poreikiais. Tai ne tik apverčiama ir patogi jungtis, tai tikra miniatiūrinė jėgainė. Bet kaip jam tai pavyksta, pranokstant kitų jungčių, kurios vos pasiekdavo 10 ar 15 vatų apribojimus? Jungties gebėjimas perduoti energiją yra tiesiogiai susijęs su jos vidinė konstrukcija ir ypač su jos takelių bei laidininkų dydžiu. Įsivaizduokite kelią. Kuo jį platesnė, tuo daugiau automobilių gali jie pravažiuoti vienu metu. Ir taip pat USB-C jungties viduje esantys skaičiai ir takeliai buvo perdaryti, kad būtų tvirtesni ir jų būtų daugiau. Kol senesnės jungtis turėjo tik kelis energijai skirtus kaiščius ir buvo ploni, USB-C turi 24 kaiščius. Daugelis jų skirti energijos tiekimo ir įžeminimo funkcijoms ir jie fiziškai gali atlaikyti didesnės elektros sroves. Tai reiškia, kad per juos gali tekėti daugiau elektros, neperkraunant sistemos. Tačiau ar vien tik didesni takeliai yra pakankami, kad būtų užtikrintas greitas ir saugus įkrovimas? Taip, tai nėra tik dydžio klausimas, bet ir kaip ta energija yra valdoma. Vienas didžiausių inžinerijos iššūkių greito įkrovimo srityje yra elektrinė varža ir dėl jos kylantis šilumos išsklaidimas. Elektrai tekant laidininku, ji susiduria su tam tikra varža, o ši varža sukelia šilumą. Kuo didesnę srovę ir įtampą bandote perduoti per laidą ar jungtį, tuo daugiau šilumos susidaro. Tai panašu į bandymą praleisti daug vandens per ploną žarną. Slėgis didėja ir žarna gali net sprogti. Greito įkrovimo kontekste, jei šiluma nėra efektyviai išsklaidoma, ji gali pažeisti laidą, jungtį ar net patį įkraunamą įrenginį. Inžinieriai turėjo sukurti USB-C jungtį ir susijusius laidus iš medžiagų bei su tokiomis geometrijomis, kurios sumažina varžą ir maksimaliai padidina šilumos išsklaidimą. Tačiau kaip įrenginys ir įkroviklis bendrauja, kad nuspręstų, kiek energijos galima perduoti neperkaitinant? Čia ir pasitelkiamas USB Power Delivery arba USB-PD išmanusis komunikacijos protokolas, kuris yra greitojo C tipo įkrovimo smegenys. USB-PD nėra tik aparatinės įrangos standartas. Tai programinė įranga leidžianti įkrovikliui ir įrenginiui derėtis dėl optimalios energijos kiekio ir ją perduoti. Vietoje to, kad būtų tiekiama tiesiog fiksuota įtampa, pavyzdžiui, įprasti 5 voltai, kuriuos matome įkrovikliuose, USB-PD leidžia įtampą reguliuoti į aukštesnius lygius – 9, 12, 15 ar net 20 voltų. Ir srovė taip pat gali būti keičiama. Ši plokštelė mano rankoje yra grandinės plokštė būtent su PD technologija, kurioje galiu valdyti išėjimo įtampą mygtuko pagalba. Ji naudoja ir įkroviklį su PD technologija. Ir aš jau esu sukūręs vaizdo įrašą šiame kanale, kuriame parodžiau, kaip jį veikia ir kaip galite valdyti įtampą. Paliksiu nuorodą į tą vaizdo įrašą šio vaizdo įrašo pabaigoje, nes labai įdomu matyti, kaip tai veikia. Ir tai yra labai svarbu, nes kaip žinome iš fizikos, galia yra įtampos ir srovės sandauga, kaip matote formulėje ekrane. Padidinus įtampą galima perduoti tą pačią galią su mažesnė srove, o tai sumažina šilumos susidarimą laidose ir jungtyse. Iš pradžių USB-PD leido iki 100 vatų, tačiau naujausios versijos jau palaiko net 240 vatų, o tai atveria galimybės įkrauti didelio našumo nešiojamosius kompiuterius ir net monitorius.
Tačiau, kai perduodama tokia didelė galia, kaip užtikriname, kad mūsų įrenginiai būtų apsaugoti nuo gedimų? Saugumas yra svarbiausias prioritetas, o už USB tipo C greitojo įkrovimo slypinti inžinerija apima patikimas apsaugos sistemas. Apsaugos nuo perkrovos ir trumpojo jungimo grandinės yra visiškai būtinos. Perkrova įvyksta, kai įrenginys bando paimti daugiau energijos, nei įkroviklis ar laidas gali suteikti. Arba kai įkroviklis bando tiekti daugiau energijos, nei įrenginys gali priimti. Tuo tarpu trumpasis jungimas yra atsitiktinis mažos varžos sujungimas, kuris gali sukelti pernelyg didelį srovės srautą, sukeldamas didelį karštį ir galimą gaisro pavojų. Kad būtų išvengta šių pavojingų situacijų, USB-C įkrovikliai ir įrenginiai su PD technologija turi energijos valdymo lustus, kurie nuolat stebi įtampą ir srovę. Jei jie aptinka kokią nors anomaliją, jie gali akimirksniu nutraukti elektros tiekimą. Taip apsaugomas tiek įkroviklis, tiek įrenginys. Tačiau ir fizinių komponentų kokybė atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant šį saugumą. Ar ne taip? Iš tiesų, laidininkų medžiagų pasirinkimas yra labai svarbus C tipo inžinerijoje. Siekiant užtikrinti didžiausią efektyvumą ir saugumą, aukštos kokybės laidai ir jungtis gaminami iš medžiagų pasižyminčių puikiu elektros laidumu. Baris yra dažniausiai naudojama ir efektyviausia medžiaga kabelio viduje esantiems laidininkams. Dėl savo mažos elektrinės varžos ir priimtinos kainos. Tačiau pačiuose jungties metaliniuose kontaktuose, kur vyksta fizinis sujungimas, dažnai naudojamas auksas. Bet kodėl auksas? Nors jis yra brangesnis, auksas yra puikus laidininkas ir, dar svarbiau, labai atsparus korozijai ir oksidacijai. Tai užtikrina, kad elektros jungtis išliktų stabili ir turėtų mažą varžą ilgą laiką, net ir po 100 ar 1000 metų. E remoções. Surūdijusi arba oksiduota jungtis padidintų varžą, sukeltų daugiau šilumos ir pablogintų greitojo įkrovimo veikimą. Bet kas nutinka, kai taupome šių medžiagų sąskaitą ir pasirenkame prastos kokybės laidus? Suderinamumas ir saugumas yra rimtai pažeidžiami, kai naudojami prastos kokybės laidai. Pigus ir prastai pagamintas USB tipo C laidas gali neturėti tinkamai įrengtų varinių laidininkų. Gali būti naudojamos prastesnės kontaktinės medžiagos arba dar blogiau, gali nebūti tinkamų atpažinimo rezistorių ar būtinų apsaugos grandinių. Tai gali sukelti daugybę problemų, nuo lėto ir neefektyvaus įkrovimo iki rimtų pavojų, tokių kaip perkaitimas, įrenginio ar įkroviklio pažeidimas ir net gaisrai. C tipo jungties inžinerija yra patikima, tačiau ji priklauso nuo visų komponentų vientisumo. Štai kodėl investuoti į sertifikuotus ir patikimų gamintojų laidus bei įkroviklius yra labai svarbu, norint saugiai naudotis greito įkrovimo privalumais. O kas laukia šios technologijos ateityje? Na, greito įkrovimo su C tipo jungtimi ateitis yra perspektyvi ir toliau vystosi. Tendencijos rodo dar didesnę galią, kurią leis pasiekti naujos SBPD specifikacijos, galinčios viršyti net 240 voltų. Tai leis įkrauti dar reiklesnius įrenginius, tokius kaip nešiojamos darbo stotis ar net lengvuosius elektromobilius. Be to, inžinieriai siekia, kad įkrovikliai taptų dar mažesni ir efektyvesni. Naudojant tokias technologijas kaip galio nitridas, siekiama sumažinti maitinimo adapterių dydį ir svorį, išlaikant arba net padidinant galią. Greito įkrovimo integravimas į daugiau įrenginių, standartizavimas ir dar saugesnių bei ilgaamžiškesnių sprendimų paieška yra nuolatinės inovacijos šioje srityje pagrindas. USB tipo C nėra tik jungtis. Tai yra energijos platforma, kuri formuoja mūsų sąveiką su įrenginiais. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti. Jei dar nesate prenumeratorius, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Jei jums įdomu, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Ir jei žiūrėjote iki šios vietos, kviečiu jūs pasižiūrėti mūsų rekomenduojamus kursus.
Taigi nukreipkite savo telefoną į QR kodą čia šone arba spustelėkite nuorodą aprašyme apie mūsų kursus. Juose rasite Excel, trimačio modeliavimo AutoCAD, oratorystės ir daugybę kitų kursų. Tai mūsų atrinkti kursai, kurių kokybę galime patvirtinti. Taigi, jei norite pasistumėti karjeroje, verta pasižiūrėti. O ar jūs kada nors susimastėte apie visą inžineriją, slypinčią už to mažo laido, kuris per kelias minutės įkrauna jūsų telefoną? Kokia buvo didžiausia galia, kurią esate matęs įkraunant įrenginį? Ligar via USB tipo C. Palikite savo komentarus žemiau ir pasidalinkite savo patirtimi. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos mėgėjai. Didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.